Žmyla Luzgina. Žaidėjas pozicijoje, ją pasitinka Marija Delgado. Piedel. 3 taškai. Kol kas visai neblogą žaidimą demonstruoja Daugpilio komanda. Vos 2 pergalės, kol kas jom yra pavykę iškovoti šiais metais Baltijos moterų lygo. Čia dar prašo užtvaro Solopovą. Vos 5 sekundės atakai, Balaban reikia tokį sunkų metimą mesti ir tas metimas netaiklus. Ir čia vėl klaidos gynyboje, dar 2 taškai ir labai greitos pertraukėlės. 3 taškai ir jau tik tai 1 taškas skiria komandas, puikiai perskaitė situaciją. Ten apie 3 sekundės buvo likę atakai ir suprato, kad geresties progos įsimesti šioje atakoje nebus, o čia ir toliau. Per 8 sekundės, šiaip ne taip kamuolį puolimo zoną nugabenti, bet čia ir toliau. Klaidos. Piedel iš vidutinio nuotolio 2 taškai. Mickutė vėl stipriai, 5 sekundės atakai. Stipra verčiasi po krepšių, metimas netaiklus. Ir pražanga Ogodugai. Ir ta patikinga Piedel kiek pritildyta po įspūdingo pasirodymo pirmajame ketvirtyje, bet pirmą baudos metimą pataiko. Antrasis irgi be problemų, namo. Nesiryžta Stipro tolimą metimų, vėl Balaban. Pameta ten kamuolį. Piedel čia, galvojau jau Mike James, o stilium. Latvijas ir toliau. Vos tik gali pagalvoti apie greitą ataką, tą ir daro. Piedel. Dešinė pusė. Laiku ten į pagalbą. Metimas iš vidutinio ir vėl tie patys 8 taškai skiria komandas. Neptūnas čia ir aikštės gynybą pastato, bet Delgado ten labai agresyviai, bet vėl taškų neranda. O čia nesportinė. Kinga Piedel prameta. Pirmą baudos metimą ir tik 1 tašku dabar jau gali sumažinti savo komandos atsilikimą. Baigos. Antrasis Mockevičiūtės metimas tikslą pasiekė. Piedel. O čia jau pražanga. Piedel visiškai 2 pamainom šiandien rungtyniauja. Praktiškai be keitimo. Daugiau nei 37 minutės praleido aikštelėje. Pataiko į dabar abu baudų metimą.